akvariumas. Prapiuojau ten tą bakelį. Kamera. Nebėra vaira. O, blet, benzins išandus. Atrodo švariai. Nesuprantu. Pagamintas Vokietijai, importuotas į Ameriką ir partemtas vėl į Lietuvą. Čia jisai ir nusibaigs. Esat matę tokių bairių? Yra raktelis, radau, galvojau, nuo ko jis yra. Pasirodys reikalingas. Žiūrėkit, ant jo net Porsche parašyta. O žiūrėkit, kodėl. Dangtelis, ratlankio varžtui. Atsirakini, nusiėmi ir gali prieiti prie varžtų. Kosmosas. Jaučiu, reiks visus atsirakinti, kad čia tokių bairių nebūtų. Tiek šimanių nevoks vis tiek. Va, visi 4 nuimti. Nežinau, pasidėsiu bardačioką, kol kas nereik manių. Vis daugiau atsimušu į problemą, kad negaliu kažko daryti, kol neturiu kažkokios detalės. Tai po variklių nebežinau, ką daryti kol kas. Tai galvoju, reikia pradėti montuotis europinti. Reikia posūkį įsidėti, įsigręžti skylę. Todėl imsiu ratą, posparnį, kad prieit. Posūkiai turbūt sparno arba ant veidrodėlių. Rimtesnį pasėmiau. Pirmą žiūrim padangą. Nenuės ten lygiai. Įvedimus yra. Ratlankis. MS gamybos metai gal 19. Toliau. Kiek rotorius. Labai nedaug atrodo svieti. Mažas regalis, jie viršų net nesijaučia. Gerai, žiūrėt, kiek kaladėlių yra. Nu, daug. Jeigu jūs matot, dar man neramina, kad amortikas šits šlampa. O, šlaps. Kažkas bump stopas plyšis. Gaila, nes reguliuojami tie žarnelė stabdžių. Reikės keisti. Atrodo, kad reikės ir įtrukimų. Technikinį nepraeisi. Tai jau bandau ruošti technikinį. Čia gumą patrukinėjus, bet ne kiaurą. Kundar. Tas vat suplyšis ir. Gerai, įmam posparnį lauk. O ne, kas čia rūdis. Košmaras, ne? Reiks visur toks pasitepliuot, kad daugiau nerūdyt. Atsisuka. Su šito vargstu. Išsisuka. Gerai, nepamenu, kas čia per kanistras. Čia galbūt su benzino garai susiję. Dar sparnas nerbuvęs nuiminėt. Čia viskas yra užpurkšta, visi tarpai. Bet nepamenu, aš to baką savo praeitą. Dar pamenu, gal ir pamenu. Atsisuksiu šiai, kad man reikės prikišti rankas prie šitos vietos. Kur aš posūkiu? Čia posūkiu noriu dėti. Ar čia? Čia man rodos. Ar čia kur nors? Gal čia kur nors. Kitos linijos prasideda kur nors. Reiks gal pasižiūrėti, kaip atrodo europiniai. Kur jų posūkiai, man rodos, kad kažkur čia. Va, parodysiu kokį. Ir nuo antro golfo posūkiai. Auto aibiai. Iškart pajuodinti su E raidelė žymėjimais ekspertizai neprisiknis. Ir labai lengvai montuojas. Reikia valę skylę. Parūna išgrėžė ir viskas. Tai kaip, atrodo, kažkur čia, ne? Biškį pasirašiau. Kažkur čia pasižymėjau. Piešti preciziškai nereikia. Skaut širdį taip vadinti. Toliai gražu, dar. Kuro. Eik tu, nahu. Prapiuojau ten tą bakelį. Ir krenta dabar anglis filtras. Eik tu, nahui. Skylė paruošta. Žodžiu, aptepiau su primeriu, su rūdžiu surišėju, dar su tarpu hermetiku, kad man
pliks metalas nepagautų drėgmės. Biškį apdžiūs ir kišiu posūkį. Anyway, labas, darbavaus be kameros, bet nieko įdomaus nepadariau. Nusiėmiau, kaip matot, bumperį čia ant 2 varžtų tokį, kad prieičiau prie iškių posūkius, kad galėčiau prisijungti. Einam, parodysiu kokius. Posūkis. Vienas ant sparno. Toks. Šią tai prisijungiam laidą. Prisišvartavom. Antras posūkis. Jau tikrinau, veikia. Nepatikėsit. Tai toliau tęsiu neįdomius darbus, nes laukiu dar detalių, naujų detalių, visokių diržų, tarpinių, salininkų. Žodžiu, rašė 2-3 savaitės. Galvoju, pasidarysiu europinį, matai, posūkiai ant sparnų ir galinys prieš rūkinys. Kas dar? Laidą nusimesti galą, mygtuką prieš rūkiniui. Manau, kad išeis. Einam, pažiūrėsiu, parodysiu kai ką dar. Va. Čia ir lempas. Dangtelis europietiškam variantui ir laisva vieta palikta lemputė. O čia, tai čia ir dėsiu prieš rūkinį. Tai bus vat šitas. Manau, kad čia ir pilna vandens. Pribėgi baseinas. O, iki čia, nes čia viskas suskylė. Tas pats ir kitoj pusėje. O čia irgi pilna vandens, pajudinsiu. Iki čia. Per suskilimus įbėga, kažką reiks galvoti. Paskui turi nusipirkęs kamerą galinę. Čia labai puikiai turėtų įsidėti. Kažkaip tai bus. Gerdien, tęsiam prieš rūkinio darbus. Va, naują lemputę pasėmė, į tuščią vietą įkišė. Tos biškius suspaudžiau. Ir taip gan sprangiai įsideda. Nes neturiu tokio patrono plastikinio specialaus, tai žiūrėkim, ką darysim. Prisilituosim laidelį ir susijungsim. Darom laidelį. Raudonas laidelis. Sikerpam daugiau negu reik, kaip visą laiką. Toks kiniškus replis patogius nusižievini. Kartu su gyslom. Ar ne? Einam, aš noriu storesnį laidelį. Ar aš turiu storesnį laidelį? Gerai bus šitas laidelis. Litavimo chemiją pasimirkom. Sitepam ten, kur lituosim prie subinės lemputės. Žiūrėk daugiau. Užkuriam savo pistoletą. Dujinį. Palaukim, kol įkais. Lydmetalis. Geras dalyks tas dujinis visokiam karo sąlygom. Taigi reik pasiemi Lietuvai. Va, pakaitinam. Yra. Gal kokį dirželį dar reikia sekti čia. Beveik kaip originaliai, ne. Žeminimas yra bendras, minusas. Visas šitas laidelis, šitas korpusėlis ir čia kadangi liečia šitą lemputę reikia tik vieną laidą. Tas vieną laidą reiks nusivesti iki pat vairo, nes ten prie vairo turės būti mygtukas. Tai paskui reiks ardyti saloną. Va, greitai jungtis. Patys geriausi pasaulyje vagai. Originalus, nekiniški. Va. Toks setupas. Šita mūsų nauja lemputė bus prieš rūkinis. Ok, tik vienoj pusėje užteks. Ir prieš rūkinio taisyklė turi būti kairiai arba per vidurį. Žiūrėsiu, ar vis lemputės gyvus. Kai praeisim technikinį, jaučiu, galės čia ir koks ledinės susimest ant prikol. Good job. Atsisuksiu, lempas korpus noriu vandenį išpilti. Gal išeis paspręst, kodėl tas vanduo ten patenka. Šraudyjas jums. Su pirštu eina pasukti. Sukam su pirštu. Kas čia dabar jas dar yra, taip galvoju. Ačiū jau išlaužys. O kaip dabar? Prikepu šią nei krūt. Bet tikrai sulaužysiu šiandien. Ir kur užkišti švienos, aš bijau, tos to padovai suskils kas nors. O, iški paskaumiau. Pavyko. Vandenukas. Akvariumas.
Ką matot? Kamerą. Prisukau, išnežiau skylę, užhermetizavau. Atrodo, kaip čia turbūt originaliai sukinėjasi, na čia dar aukštyn žemyn gali pareguliuoti. Žiūrim, kaip iš vidaus pasidarė. Labai lengvas montavimas, nes jie tiesiog vienas skylutė su veržlė. Laidas, veržlė, varžtas, veržlė. Simontuoju. Paskui čia laidelis eis iki magnetolus. Šitas bus resto modas. Tikrai negadin vaizdą. Bus nice. Patogu. Ei, bahūrai, žiūrėkit, ką tėvas įsivėlis ir nebėra vaira. Laidai kabo. Sėdynis nebėra. Vairis numestas. Anyway, ką aš čia prisidirbsės. Papasakokim žmonėms. Prisipažinkim. Pradėkim nuo to, kad dariau prieš rūkinį mygtuką. Čia bus mygtukas. Šiaip ne taip zagluška tą įkišau. Beveik originaliai. Gerai, čia buvo lengvoji dalis. Paskui reikėjo pasijungti laidų relytę, kad atjungtų prieš rūkinį. Kad eitų prieš rūkinį jungti, tik tais, kai trumpas šviesus įjungtas ir kai išjungi trumpas šviesas, kad atsijungtų pats savaime. Čia va prieš rūkinę fiškę mus, nu, žodžiu, gan pasidarė. Paskui kas buvo, taip dedas, ne taip dedas, mechanizmas rankenėlių. Problema buvo, dėl ko mane technikinis būtų nepraleidęs, tai nesilaikydavo posūkis užsifiksavęs viršutiniai daly. Dabar laikas. Tek įdėsiu kelias nuotraukas čia. Kaip šitas visas išsiarda. Ten buvo sulūžę plastikai. Abūriau, olitavau, klijavau plastiką su supergliu. Šlifavau formelės, kad išgaut kažką panašaus. Ten tokie fiti-myti, kad jis mechanika, jokis elektronikas, kad taip stovėtų. Paskui, kad sukant vairą, taip pat šoktų. Anyway, šitas jau galvojau ieškoti naudotas kažkas apie 200 eurų, naujai kažkas apie 400 eurų. Radau forume biškį informacijas, kaip konstruoju žmonės iš senų laikų, kad nereiktų pirkti. Bet saulis pigini zubus. Tai susikonstravom. Čia buvo dabar ir varžtukai tose vietose, o buvo kniedės, galima sakyti, reikėjo išgręžti, bet labai lengvai susisukos gal su varžtukais. Tai daug šansų, kad turėtų viskas veikti pradėti. Prasimečiau laidą iš galo kamerai iki magnetolas, čia irgi ateis laiks, kada parodysiu, kaip junginėsiu. Išsiėmiau sėdynę tam, kad eitų prieiti, nes čia reikėjo gultis ant šitos vietas, kad ten po pardačiuokų, po panelį palyst laidus, išsitraukti. Ką žinau, eini pabaigą. Tai kol kas tiek. Kai sumontuosiu prieš rūkinį gali, parodysiu, kaip šviečia šitą vietą. Lemputę nusipirkau, nes netiko ta, kurią turėjau. Šiandien susirinksiu tada vis tą saloną, ką išsiradžiau aplink vairą. Vairą užsidėsiu. Bus matyti. Nežinau, norėjau papasakoti. Senai ką rodžiau, ką dariau, paskui nebein suprast, ką padariau, ko nepadariau. Na, another problem. Bandysim restauruoti, perjungti. Pirmą kartą bandysiu perjungti benzininius purkštukus. Skamba tarsi būčiau dizelinius kažkada rinktis. Tu irgi nesu. Tai žodžiu, pirmą kartą darom purkštukus. Turim darbastelį pasiruošę, krūvą įrankių, dėžutę. Nemeluosiu, be kameros vieną pabandžiau padaryti. Liktis išėjo, tai darysim antrą. Pasakosiu, ką išmokau, ko nesupratau ir kas neaišku. Tai va, mūsų prekės, narkotikai, o komplektėlis. Ne viskas vienodai ir kas mane gazdina, tai parodysiu, kas nebuvo vienoda. Bandam kaip pas
mokyklai prie suolo. Gerai, dabar išsiimsim. Susižymėjau. Jūs matot, ką nors, turbūt matot. Skalpelis. O, blėt, benzins išandus. O, Jėzau, nesitikėjau, kad čia tiek daug. Ką daryt? Viską iš škudurą ir paskui tą škudurą paslėpti. Nu, kūtuola, kiek daug. Bet reikia išpilt, kur aš įdėsiu. Grįžom sukontroliavę situaciją. Gerai, vieną išėmiau. Jūs mane matot turbūt. Įmam antrą. Tvirtinimas. Iškart paskutinį tvirtinimą. Dedam į dėžutis ir bandam ištraukti. Traukimo būdu. Supratau, kad detalius ne visas pakeičiau. Prieitam parodysiu, ką nepadariau pirmam. Paim. Trys purkštukai. Esu pasižymėjęs, čia atrodo ir antras 2 brūkšniukai. Nusivalom, dervas kažkoks. Salidolį. Nuo ko pradėti? Man buvo lengviau tą plastikinį dangtelį, nežinau, kepurę nuimti, pirmą nusimti šitą tarpinę. Jo, labai įdomu žiūrėti, kaip aš tas tarpinės čia smaukiu. Vieną kampą senas detalės, o dabar buvo lengviau su uždėdį taip ir trauki. Jo, blėt, kai reikia parodyti, nieks nesigauna. Ir nušovė, kur radau. Ir čia va, dar toks šudelis ir kurį aš ant pirmo, kurį bandžiau naujo neuždėjau, nes pamiršau. Bet ką tu man padarysi dabar? Pabandykim dabar uždėti. Aš ir suku galvą, kodėl tas tarpas toks didelis? Jau linksta, blėt, nahui. Kodėl taip sunkiai? What the fuck? Apsilanksta, bet reiks naudoti šitą net. Ar seną naudoti geriau? Senas geriau išgyvena. Kokia jo funkcija, aš nežinau. Dedam tą. Vėl tarpinę. Ir dabar ar jisai užsimaus taip pat gerai atrodo. Turbūt bus gerai, nežinau, gal gerai. Turbūt visų nėra čia ko rodyti. Vieną dar parodysiu, kaip padarysiu. Paskui parodysiu kokius feilus. Prisidirbsiu. Pavalom šūdus. Nežinau, ar kokias prasmė čia bus. Ar duos kokias naudos šitas pakeitims. Įdomu, ar buvo čia kada keisti, neįt suprast. Imam šitą seną. Čia pavalom. Ir bus vienas įdomesnis procesas, kurį parodysiu. Kaip filtriukai šiam bus įdomi. Davė idėją YouTube viens. Aišku, kad ką čia pats būtum sugalvojęs, nevelnė. Gerai, dar liko vienas dalykas, ką reikia ištraukti. Čia seno pavyzdys, sėtelis. O čia jis yra įstumts. Tai va ką pasiūlė YouTube's. Įsukti varštą, savis, samarėzinį ar kažką. Ir kam? Atrodo, įsisuko. Einam parodysiu, kaip aš jį išdaužiu. Varstotėlį turiu. Prisukau, keliu už purkštuko, kadangi varstotas palaidas ir pakeliu kažkiek už purkštuką ir daužiau taip, kol iškrito. Prieiti savo iškrito. Šits taip nekrent greitai. Opa, ne. Tau ir baigės. Neišėjo šits. Geriau įsukau dabar. Nichuja. Reikia rimtesnį daužytoją pasimti. O, blėt, taip neturbūt. Šie, kurva, 10 kart sunkiau nei pirms liko. Va, naują filtriuką dedam. Reikia įkalt. Gan paprastai. Kita pusė
Pirma šaiba plastikinė, tarpinė ir prezervatyvų kepurė. Spaudžiam, kol išsigirst kažkoks klik. O, čia viskas gali sukinėjęs, yra tarpinė, filtriuk. Antras baigtas. Finito. Perrinkti 4 purkštukai. Smagu tokį nesudėtingą darbą vadinti perrinkimu. Nežinau, gal bus kažkokios naudos. One eternity later. Aha. Atsimenat, pasakojau. Reikia pakartoti. Čia ir tokias 2 kuro padavimo, čia grįžimo, čia padavimo linijas, kurias reikia pakeisti. Nes jas mėgst prakiurti ir užsideginti mašiną, nes patenka kuras ant išmetimo kolektorius. Tai pirmą kartą darau, nežinau kaip reiks su šito, su kantratu jį nupjaut. Pjaunu. Žinau, pirmą kartą darau. Žiūrėjau tik YouTube, kaip dar žmonės atrodo padaro. Čia aš viskas su kiniškais dalykais, bet kas ir ne kiniškai šiais laikais. Ir arba tiesiai kinai parduoda, arba parduoda dar tarpininkai. Žodžiu, suksiu. O, opa, išėjo. Eik tu savo. Žinau, man tai atrodo, būtų dar laiks. Niek neįsuprasti, plankstant patrukiniai. Ką padarysi, keitys ir viskas. Dabar kita. Žinau, aš jau nebus prisidirbęs reikalų. Dar nupjausiu, bet kai reiks surinkti, ką tada. Antras jau greičiau eina. Jau pradėt bėgt. Papa. Padavimo, ta man tokia jau baisesnė buvo. Šnekuo su kamera, gerai, jau nieko tokį iškirpsiu. Taip nusipjovė. Bandysiu šlifuoti panašiais. Šlifavau tam, kad greitai jungtis lengviau užsidėtų, nežinau ar padėjo. Va, šitas tokį dėsiu. Greitai jungti. Čia turėtų vienas galas ir skirtas kietom vamzdžiams, užsipresuojas, beveržiant su tokia bronzinė šaiba. Nežinau, kaip čia man seksis. Pirmą tą reikia užmauti. Nežinau, ar reikia mauti. YouTube parodė, tai biškį giliau išmaut, kad tas vamzdis išlystų per galiuką. Bandysim veržti. Susimušiau, kad taip negaliu priveržti, per aukštai bus. Turiu daugiau nupjauti. Sujungimai man kažkur tiek vietos užims. Bus 2 tokie sujungimai, man reikia kažkur nuo čia pradėti. Pjaunam toliau. Atsipjojau biškį. Nežinau, kaip dabar gausis. Kodėl taip sunkiai sukas. Gal tur taip sunkiai, bet... Ta varinis šelmis tur kažkaip susipresuot. Basukas perėjims. Dabar. Bet nepatinka šitą jungti savo, neužsiveržia. Nežinau, kas bus saugiau, ar saugiau buvo originaliai, ar saugiau bus tokia kažia. Bet šitą pavojingą jungtis bus jau ne prie variklio, tai lašėjos ant žemės ir niokščiai neužsidegs. Va, žodnioks išlenda. Jisais dabar čia šitą slėgio reguliatorių. Bet kadangi senėjusios žarnos ėjo pro čia ir čia, tai buvo tiesiai virš šitą eis apsukti, kad jungto žarną šitos pusės ir visi palei tą vietą veda. Tai viena čia eis čiukš ir kita eis čia. Nežinau, kažkas gal ir gaus, bet čia dar reiks čia ir su hamutais šitą pusę, tai gal bus lengviau. Trumpint bandysiu. Nelabai blogai. Galvoju, bus blogiau. Einam pažiūrėti. Baisiai neišdraskė. Hamuto reikia. Įdomu, ar užteks šitą hamutą man. Ta
Tam kartui gal, jei neužteks. Ką nors pakeisim vėliau, čia prieimas nebus. Pirmas blynas. Kažkas tėvui gaus. Pirmą kartą dariau. A few moments later. Kitas darbelis padaryts, kurį sunku jums parodyti. Štai vietoj buvo šits daiktas. Taip įsistatė. Čia viskas buvo tepalio paskendę dėl šitų dviejų tarpinių. Pakeičiau, šitą nuploviau. Aišku, nėra jis gražus, bet netepaluose čia. Viską skandinau. Reik cleanerį. Dabar liko žemės, bet nebent jau nėra tepalų. Ramdžiau purvus apačioj. Matos, viskas irgi suėjo 3 kanistrai. Stabdžių valiklį. Šiek tiek geriau. Čia nuvaliau kiek išėjo. Ten nuvaliau kiek išėjo. Žodžiu, viskas apaugė tepalais ir purvų. Košiai tokie kiet. Dar tikrai reikės valyti. Viskas čia buvo juoda. Kol kas tiek. One eternity later. Vairo stiprintuvo salininkų komplektėlį. Tokį pavyko gauti. Sėdė ant žolytės. Ant žolytės. Pirmą pabandysim įmušiu apvalyti. Nežinau, ar jį reikia. Manau, kad reikia perimti. YouTube žiūrėjau. 12 metų vaiks padarė. Perimkim, gal man pavyks irgi. Ne, nežinau. Visas žemės pradžiai nukramtysiu. Nes čia jau neįveiks silps skystis. Oba. Ir lentelę nusivalė. Net nemačiau, kad jį ten yra. Išjudinsim visas, ką jį išjudint. Koks logotipas pasimatė. ZF. Germany Quality. Reiškis gerai daro, jį prieš tiek metų pradėjo daryti ir vis dar daro. Pavarų dėžės. Pabandysim šitą atsisukti su smūginiu. Galėtų ir švariau būti. Sąmonių čia dariau, bet atsukau ten, kur užrašas išoriai. Painam pasiruošim vietą ardymui. Davai kol kas. Darbastelis vaikiškas.
pasižymim, kaip turbūt. Dabar kai šitą atsuksiu, kažkas čia gal pasimest. Vėliau nuvalysiu. Čia matau vieną, antrą salniką. Na, dar tiksliai, kiek čia man reikės ardyti. Atrodo švariai, nesuprantu. Čia ir atrodo švariai, nieko nesuprantu kol kas. Švarus raudas skystis. Reiksiu čia YouTube'e jums, nežinau, ką toliau daryti. Radau YouTube'e, kad va šitą nuėmė. Biškį su atsuktu užkišau ir atšoko. Šitą apsukį ir sukas. Žiedelį suspaudžiamas kapinį. Nuimti nepametus. Čia jau ieškot, ką turiu. Radau, man rodos, tobulą įrankį šitam dalykui. Eik tu, na, kaip koks kaifas, kai turi tobulą įrankį tam, kam reikia tau. Ir dabar turėtų užsitraukti. Čia reiks pavalyti. Šitų man sakė berniukus iš YouTube'ės. Kažkaip neapverst, kad neišvirstų. Nes paskui bus sunku surinkti. Kaip slydu. Dylė, neišdylė, nesuprantu, ne gal. Viskas gražiai. Pasidėkim. Kažkaip reiks šitą salniką pakeisti, kad neišbirėtų. O čia reikia šitą salniką išimti. Einu ieškot kokį tais įrankį šitam procesui. Tokį radau. O, vaikeli, juk nesupisau. Įsivalom. Blet, pakėliau. To reikėjo nepakelt. Žinosiu, kaip jį įdėti. Pasakė berniukas, kad nenutiktų reik. Okay. Šitą tada reik pasidėti. Dar labiau atsargiai. Čia reik dar irgi atsargiai pasikoti. Žemės, krant visur. Naujas. Jį reiks įkalt su kokia galvutė, kankamai normaliai. Kaip nors įkalsim. Turbūt pakankamai plokščiai. Na, geriau nebus. Tobulai, manyčiau. Ai, čia dvi. Štai iš kur. Toks jau medinės. Kaip čia jos susideda. Pirmą įdenu šitą, žiūriu, kas tada. Ne, taip. Kažkaip sutvirtina tą, kad formą išlaikytų, taip suprantu. Tokią didelę turim, jinai man rodas čia buvo. Senoji, naujoji. Liko komplektėlis šitą. Nežinau, kur kol prisimarina. Reikia bandyti surinkti. Apsivalyti reikia, jei, purvas, žemės, negerai. Kišau. Biškį dar smėlę puoliau. Žiedelį įdėti. Dangėtit. Kas įvyko? Blet, aš bijau, kad čia bus smėlio granulių. Žemė pilna. Slėgyje. Pamiršau kamerą jungti. Sužiūrėjau, kur koks varžtas turbūt jau suku pabiškį.
Galvoju, gal čia bus ta viena tarpinė. Bandyti atsisukti. Eik, taupyst. Rasukau. Taip atrodė, kad tiko. Ai, turbūt per purus neįėjo. Švarutėlis, kaip katino kiaušiai. Na ne visai, kaip laukinio katino. Lauks montavimo. Ta supisau, bet čia turbūt išleidimo. Išleidimo čia turbūt varžtelis, nu. Eini išleisti ir be jo. Bet nežinot, tegul būn prasukti. Eventually. Zdarova. Kaip tik lėkiau iki parduotuvės pasimti cigarų ir alaus. Vairą pasidėt. Ką, dar vieną seriją pažiūrėjot. Galva netilpa su jumis čia normaliai pašnekėt. Galvoju, pakeisiu biškį aplinką. Pasidėsiu mašinai. Nu, kelis iš Kinijos už 3 kapeikas su inicialais padarė. Ir Porsche logotipu. Ko ne, mažiau šansų, kad pamesiu raktelį. Anyway. Bišk pardėm, bišk parestauravom serijoje mašiną. Jau artėja surinkimai ir artėja užvedimas. Bišk bijau, nes bus kažkur pridirbsi, kažkas bus pykšt, pokšt, blin, trak, barakšt. Ir vėl viskas iš naujo ir dar daugiau. Anyway, be to, jeigu kažką domin, nusipirkt projektą iš Amerikos galiu padėti. Gavau šiok tokį nuolaidėlį iš savo tarpininkų, tai perka mašinas, laužus iš Amerikos, tempiam į Lietuvą ir krapštom, remontuojam iš paskutinių centų iki nusipisimo, iki nusibaigimo. Ok, būkit draugai ant ratų, ant savo ratų, ne ant mano ratų. Man mano ratų gaila jums duoti. Tai ok, ačiū, kad žiūrit, spaudžiam like, subscribe. Man šių metų tikslas ir žinokit, hebra, 1000 subscriberių. Lemp padėkit, aš pats tik neprisikursiu akauntų, neprisisubscribinsiu. Jau taip užteko, kiek ir prikurtų. Gerai. Nu ką, tegu svyl padangas, o ne siel. Peace out.